Pusketvirto mėnesio Vilniaus miestui vadovaujantis Raimundas Alekna tikisi išsaugoti mero kėdę ir naujos kadencijos savivaldybės taryboje. Apie miesto plėtros vizijas, nacionalinio stadiono statybą bei naujosios koalicijos sudarimo perspektyvas su Raimundu Alekna kalbėjosi IQ.lt politikos redaktorius Tomas Janeliūnas. Vilnius iš tikrųjų yra vienas turbūt iš labiausiai prasiskolinusių miestų pagal, sakykim, skolos dydį. Įmanoma šitą situaciją pakeisti, yra kažkokie planai, kaip vis dėlto skolas, net ir tokias didžiulės, grąžinti? Tai tikrai taip, ir vienas iš pagrindinių mano buvo tokių įvardintų darbų, ką mes turim padaryti per tą trumpą laiko tarpą, tai priimti biudžetą, kuris būtų šiek tiek kitoks, neorientuotas į skolų didinimą, bet į tokį gyvenimą pagal išgales ir atsisakant kažkokių tokių grandiozinių, super grandiozinių projektų, už kurių gyvenimą tiesiog dar netgi nelabai atsakinga yra savivaldybė, kad tai yra daugiau nacionalinio lygmens darbai, o per eilę metų čia Vilniuje buvo vis tik tai pamirštami tokie kasdieniniai, einamieji darbai, kurie ypatingai svarbus, o fantazuojama apie kažkokias tai perspektyvas, labai superinės vizijas, bet jos kaip ir natūralus turėjo, taip nesigauti, jos ir nesigavo, nes ateitis kūriama visų pirmiausiai šiandieną. Tai kiek mes įdedam energijos ir darbo į suvalytos procesus, kurie yra šiandien vyksta, tai tiek mes ir rezultatą gerą turimą, arba jo ne. Vienas iš turbūt tokių dalykų, kuriuos jūs pats bevelėtumėte atiduoti nacionalinio lygmens institucijoms spręsti, tas jau gerokai užstrigęs nacionalinio stadiono klausimas. Dabartinė situacija yra tiesiog įšaldyta, ar yra kažkokie postūmiai, kad kažkam pradės rūpėti šitas objektas? Tai iš tikrųjų rūpi tas objektas, bet tas rūpestis, tas rūpėjimas man didelio optimizmo neteikia, nes tie žmonės, kurie iš tikrųjų domisi ir turi kažkokių idėjų, jų pasiūlymai priešingai mūsų daugelio lūkesčiams, tas objektas tik tai brangsta. Jisai tampa dar labiau grandiozinis, dar labiau, sakyčiau, nacionalinis negu vietos savivaldos lygmens, ir tai jau įvardyjami net iki milijardo litų sumos, tai aš manau, kad akivaizdu, kad čia dar labiau tolstama nuo savivaldybės kompetencijos. Iš kitos pusės, iš tikrųjų, mes su tuo nacionaliniu stadionu esam įkaitai, nes nebūtų jo, mes manau, kad žymiai sparčiau, lanksčiau ir pigiau rastume būdų renovuoti sporto arenas, tas aikštynus, kuriuos turim ir kurie gal atitiktų labiau Vilniaus miesto poreikius. Ir manau, kad tikrai nepablogintų situacijos ir pačiai Lietuvai, nes iš tikrųjų, ko reikia Vilniuje, kalbant apie sporto aikštynus, konkrečiai apie stadionus, ar tai būtų futbolo stadionas, kad tai būtų pati aikštės danga tinkama sportui, o mes susikoncentruojam vis tik tai į tribūnų statymą, visiškai nekreipdami dėmesio, ko reikia tiem patiems sportininkam, kad jie galėtų gerai žaisti ir kad užsienio komandos, ta pati Ispanija ar kažkuri kita, jie nesigazintų ir nesakytų, kad čia labiau panašu į bulvių lauką, negu kad į futbolo aikštę, kurioje galima žaisti. Tai aš manau, kad iš tikrųjų aikščių pritaikymui sportui, futbolui pačiam, ar bėgimo takelių pritaikymui varžyboms, lengvosios atletikos, tai tikrai milijardų nereikia, už kelis milijonus tai yra įmanoma padaryti ir aš manau, kad tas tiesiogiai įtakotų ir sporto rezultatams ir sportininkų žaidimo ar ten dalyvavimo kokybei ir aš manau, kad tik tai iš to mes išloštume.
Kokia dabartinė situacija derantis dėl būsimų koalicijų Vilniuje? Jūs pats, kiek įsivaizduotumėt, turit šansų, kad konservatoriai įeis į valdančią daugumą ir galbūt jūs toliau galėsit tęsti vadovavimą Vilniuje? Tai aš manau, kad mes turim visas prielaidas, jo labiau, kad ir pakankamai pastarojo laiko konsultacijos ir nuomonių pasikeitimas rodo daugiau, kad mes turim bendrų, sakyčiau, sąlyčio taškų požiūrio į Vilniaus miesto problemų sprendimą negu kad skirtumų. Ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų artimiausiu metu, galbūt per šią savaitę mes prieisim jau ir prie koalicijos sutarties pasirašymo. Tai kokius partnerius artimiausius į tą galite įtraukti? Tai kurie su mumis bendradarbiauja ir noriausiai keičiasi nuomonėm, tai yra Tvarka ir teisingumas, Darbo partija. Ir šiek tiek atsargiau, tačiau Lenkų rinkimų akcija su Rusų aljanso koalicija. Tikriausiai, būtent Lenkų rinkimų akcija yra vienas iš tokių svarbiausių kintamųjų rodiklių. Pavyks ar nepavyks koaliciją sukonstruoti. Yra kažkokie galbūt nacionalinio lygmens irgi bandymai jiems suteikti kai kurių pažadų, nuolaidų dėl Lenkų mažumos teisių Lietuvoje, derantis kartu ir dėl Vilniaus koalicijos? Aš tikrai neturiu tokių duomenų, bet mes Lenkų rinkimų akciją ir Rusų aljanso koaliciją žiūrim pakankamai kaip ir rimtus partnerius. Turim galvoje, kad Vilniuje 42% yra kitataučių, tai yra pakankamai didelė vilniečių dalis, kurią jie atstovauja. Ir mūsų susitarimai, koaliciniai kažkokie tai galimi tik tai susitarus dėl to, ką mes darysime Vilniuje. Savivaldybė yra, aplamai politikoje didelę reikšmę turi patikimumas. Tai ko kitą kartą galbūt tokios patirties neturi su galimais kitais politiniais partneriais ir aš manau, kad tas gal ir turi lemiamą įtaką apsisprendžiant, turės lemiamą įtaką apsisprendžiant. Tai šitoj vietoje aš manau, kad vėlgi kažkokie tai pažadai ar populizmas, jisai būtų labai trumpalaikis rezultatas, duotų trumpalaikį rezultatą ir tikrai mes vengtume, nes mes norim tokio brandaus bendradarbiavimo, kur tikrai galėtume koalicijos sutartį įrašyti tokius nepopulistinius, bet realiai realizuojamus darbus ir tuo būdu vilniečiai jie pasakytų, kad atėjo kita dauguma, tai yra visiškai kokybiškai kita dauguma ir tai nėra kažkokie populistai, o kurie geba išgirsti, kokios yra problemos ir jas spręsti.